O gal iš tikrųjų jūs norėjot su tortais, gaminiais, užkariauti pasaulį, o ne tik sakykime, džiuginti kažkokį tai siaurą ratą? Mano tikslas kepti tortus ir kurti, tai kurti emociją. Emociją žmogui, jubiliatui. Tai vat, kaip su mentorė išsigryninom, tai kas man labiausiai tinka ir veža, tai vaikiški tortai, vaikystės skonį prisiminti, ta prasme, džiuginti vaikus. Tai jeigu teisingai suprantu, tai būtent programa Verslo skrydis, jinai jums padėjo, aišku, ne tik išsigryninti tas verslo idėjas, bet ir plėsti būtent savo klientų ratą. Taip, nes kaip verslo skrydis, tai, kaip sakau, skyrė pasakišką man mentorė, kaip sakau, Dievas sustoja ir pamesta. Ir tiesiog, tai mano užnugaris, kuris vedė keliu ir atsistojo, ta prasme, kaip stuburas, įstatė į rėmus verslą ir žinau, ta prasme, ką daryti toliau, nes pirmom dienom tai tikrai atrodo, norisi viską mesti, nes tu galvoji tik apie kiaušinius ir miltus, kaip reikia iškepti, o čia pasirodo dar yra marketingas, Instagramas, Facebookas ir aš džiaugiuosi, kad išmokau, ką reiškia PIN. Ta prasme, iki tokių dalykų, paprastų, elementarių šiais laikais. To gal palinkėti, sakykime, kažko tai verslininkam ar kolegam ar klientam, Vida, gal nuo jūsų pradėsiu. Norėčiau padėkoti Spiečiaus bendruomeniai už palaikymą, už nuostabią mentorę Dovilę Žemkulienę ir kurti, nebijoti, jeigu turite idėją, tai imti ir daryti čia ir dabar, nes jeigu jūs nepadarysit, už jūs niekas nepadarys. Teisingi žodžiai.